Kadangi mes iš pat pradžių žinojome, kad bus karantinas, dėl to prifilmavome daugybę video jums, kad jūs turėtumėt ką veikti namuose. Taip kad malonaus žiūrėjimą, likit namie, likit saugus. Jo. Filmai, kad direktorių, ne? Gerai. Sveiki atvykę į Pildyk pamokas. Ne veltui užsidėjau šitos sakinius, nes dabar jūs sužinosit labai daug įdomių faktų. Norint numegzti megztinį, reikia vidutiniškai 1,5 kilometrų siūlų. Henry Matisse kūrinys Le Bateo. New Yorko modernaus meno muziejuje kabėjo net 47 dienas atvirkščiai ir niekas net to nepastebėjo. Auksas ir varis yra vieninteliai ne baltos ar sidabrinės spalvos metalai. Dailė, skulptūra, architektūra ir kiti menai dalyvavo olimpinėse žaidynėse nuo 1912 iki 1948 metų. Wolframas yra metalas, kuris išsilydo aukščiausioje temperatūroje. Tai yra 3400 laipsnių temperatūroje. O galis, nors ir kambario temperatūroje yra kietas, jis gali išsilydyti tiesiog jūsų delne. Kaip šokoladas. Čia iš tikro nieko neparašyta. Net nereikia čia laikyti. Garsią Rolling Stones emblemą, lūpos su iškištu liežuviu, sukūrė Andy Warholas. Kas tas Andy Warholas iš vis? Jeigu į pilną stiklinę vandens įpilsite pilną saują druskos, vandens stiklinėje sumažės. Seniausi pasaulio receptai yra maždaug iš 1700 metų prieš Kristų ir rasti Mesopotamijoje. O seniausia pasaulio sriuba buvo pagaminta iš žvirblių ir hipopotamų. Paukščiai kitaip nei žmonės aštrumo nejaučia. Aštriuose klausimuose jie tikrai būtų nugalėtojai. Spalvų ratas yra senesnis nei Jungtinės Amerikos valstijos. Jį užfiksavo Newtonas 1706 metais. Seniausios pasaulio durys yra Westminsteryje, Londone. Ir joms yra 1000 metų. Čia yra parašyta dabar, bet čia visiškai ne apie tą. Irgi nereikia originalo. Van Gogo žvaigždėtojų naktis, vaizduojama pietų Prancūzijos miestelį, dailininkas matė pro savo langą iš psichiatrinės ligoninės. Žmogaus kūne yra maždaug 200 gramų druskos. Pas mane truputį daugiau matytų. Rankdarbiai ne tik sumažina stresą, bet ir paskatina našesnį smegenų darbą. Mona Lisa daugiau nei 300 metų buvo tiesiog paprastas paveikslas. Jie kritikai pradėjo žavėtis 1911 metais po to, kai jinai buvo pavogta. Jeigu palyginsime cukraus kiekį braškėse ir citrinose, neįtikėtina, bet citrinose cukraus rasime daugiau. Norint paruošti gyvūno kailį dėvėjimui arba kitam naudojimui, jį reikia specialiai rauginti. Tai jeigu jūs nešiojate gyvūno kailį, žinokit, kad jis yra raugintas kailis. Frida Kahlo yra pirmoji menininkė iš Meksikos, kurios darbą įsigijo Louvro muziejus. Įdomus faktas yra tas, kad nors deguonies dujos yra... Kokios jos yra? Nors deguonies dujos yra skaidrios, suskystintos, jos taps mėlynos. Kaip čia? Įsipjauti daug lengviau naudojant atšipusius, bet ne aštrius peilius. Oksfordo žodyne yra net 14 žodžio menas apibrėžimų. Dantų emalis yra pats kiečiausias cheminis elementas mūsų organizmuose. Juvelyrika Lietuvoje pasirodė maždaug prieš 2,5 metų. Ir pirmieji dirbiniai buvo pagaminti iš žalvario. O kaip žalvaris atrodo iš žalės? Nežinai? Iš Lietuvos žydų kilusio pasaulinio garso menininko Chaimo Sutino kūrinys. Pasakiau. Moteris raudono suknele sėdinti ant solelio 2018 metais buvo parduota. 2018 metais buvo parduota už daugiau negu 1,5 milijono eurų. Bičių geluonis yra rūgštinis, o vapsvų šarminis. Šarminis. Kai kurios medžio drožlių plokštės atsparios ugniai. Daug garsių dailininkų buvo gyvūnų mylėtojai. Pavyzdžiui, Da Vinčis gynė gyvūnų teisės ir
Daug garsių dailininkų buvo gyvūnų mylėtojai, pavyzdžiui, Da Vinčis gynė gyvūnų teisės ir buvo vegetaras, o Pablo Picasso augino beždžionę, ožką, vėžlį, pelėdą ir daug kačių bei šunų. Mūsų skonio receptai yra ne tik ant liežuvio, bet ir ant skruostų. Iš vidaus, žinoma. Nors dažniausiai vilna yra gaunama iš avių ir ožkų, tačiau alpakų ir kitų gyvūnų vilna yra taip pat populiari ir dažniausiai švelnesnė ir dar šiltesnė. Pas mane čia, nežinau, viščiuko vilna. Žmogaus kūnas sudaro daugiau nei 60 cheminių elementų, tačiau tik 6 iš jų – deguonis, anglis, vandenilis, azotas, kalcis ir fosforas – sudaro 99% mūsų. Ačiū, kad žiūrėt mūsų faktų video. Mes tikimės, kad jūs kažko išmokite. Komentaruose parašykite savo žinomus faktus ir kažką mes išmoksime iš jūsų. Viso!